iš esmės. Taigi, tęsime laidą ir šiandien mūsų pašnekovas Rolandas Paulauskas. Labadiena, Rolandai. Labadiena visiems. Mes čia šiek tiek pasišnekėjom, aš čia pats su savim pasišnekėjau, aptardamas įvairius įvykius, tai va apie Bavarijos vidaus reikalų ministrą pasišnekėjau su savimi, apie tą politiškai nekorektišką įsireiškimą susijusi su juodaodžių dainininku, kuris nuskambėjo ir kuris įdomus tuo požiūriu, kad nuskambėjo ne beorė erdvėj, bet pabėgėlių krizės. Tikrai ta žodžio prasme krizės, katastrofiškos krizės akivaizdoje ir galbūt žmonės dėl to taip jautriai sureagavo. Nors įdomu yra tai, kad pats kontekstas buvo geranoriškas ir atsirado tas pareiškimas arba ta frazė, kur buvo panaudota žodis negras visiškai geranoriškam kontekste, bet net ir tokie dalykai jie veikia. Tai man kažkaip priminė, kad tas politinis korektiškumas kaip tam tikra laikysena, jį turėtų būti deramas dėmesys atkreiptas taip pat ir Lietuvoje, nes ne už kalnų ta situacija, kai reikės apgalvotai vartoti tam tikrus žodžius ir tam tikros formos, kurios mums atrodytų visiškai įprastos, jos galės būti interpretuojamas tikrai labai įvairiai. Nežinau, gal jūs ir nepritarsite tokiam požiūriui, bet aš tiesiog pasirinkau tokį veikimo būdą savo pačiam ir kitiems, artimesnė ir tolimesnė aplinkai priminti. Tai ar aš galėčiau sutrumpinti apibendrinti, ką tu pasakei dabar? Pabandome. Tai tu pasakei taip. Nors mes turim galimybę nesusirgti, bet mes jau esam pasiruošę iš anksto susirgti ir jau dabar svarstom tik kaip gydysimės. Skiepai yra tam tikra susirgimo forma, lengvesnė. Mes visiškai nesvarstom galimybės nesusirgti, o jinai dar vis yra. Bet jau visi Lietuvoje šiandieną svarsto tik kaip gydysimės. Kaip skiepysimės, kokius vaistus vartosim, o juk dar galima ir nesusirgti. Niekas dar neįvyko, Ginai. O ką reiškia nesusirgti toje situacijoje, kai tūkstančiai per dieną plūsta, tai dabar plūsta, o jeigu situacija dar pablogės, tai plūs dar labiau? Girdėjote, dabar tunelis užsikimšo, nes... Aš viską girdėjau ir aš nesenai... Kas dedasi Vengrijoje? Aš nesenai pats plaukiau iš Kalė uosto, kaip tik į Anglijos krantus ir mačiau, kaip tas atrodo. Bet Ginai, čia būtų didelė kalba ir mums neužteks kelių minučių išsiaiškyti, kokios priežastys šito reiškinio. Bet aš tik trumpai pasakysiu. Mane reikėtų labai ilgai įtikinėti, kad šitas reiškinys yra spontaniškas ir kad nėra jokių galimybių sustabdyti. Tai tada išeitų, kad šiandieną nebeveikia jokie apskritai pasienio kontrolės, ten valstybių užėmimo, kažkokios schemos. Pat susimanė jaunimo būrys ir eina į Europos bet kurią valstybę ir nėra jokių vaistų. Neįmanoma šitaip, taip nebūna. Vadinasi, yra politinė valia iš kažkieno pusės, kad tai būtų Europoje. Tai dabar klausimas, kodėl mes tos politinės valios kažkieno turim klausyti čia Lietuvoje. Dėl to, kad mes Europos dalis, taip manau. Ir aš Ginai jau prieš keletą metų kėliau klausimą taip. Ar yra per didelė kaina už buvimą Europos Sąjungoje? Jeigu mes atsakom, kad nėra kainos per didelės už buvimą Europos Sąjungoje, tada be jokios abejonės. Mes susirgsim viskuo, kas tik čia mums yra numatyta. Geriausiai būtų susirgti vidutinių atlyginimų europietiškų, pirmiausiai. Kaip tik šituo mums ir negrėsia susirgimas, Ginai. Šiek tiek į šalį, bet juokingai skamba mūsų viltis susilyginti atlyginimais. Kad atlyginimas Lietuvoje susilygintų, tarkim, su vokiečiu, tai mes turim kažką tokio gaminti, ko vokiečiai nebegamins. Nes atlyginimas tai yra už darbą, už paslaugą. Tai kažkas tos paslaugos arba darbo nedirbs, tada tas atlyginimas atiteks mums, tai ten jo neliks. Tai yra, suprantat, visi tie, kurie
tikisi, va, šiaip sau, kad tie atlyginimai susivien, bet čia mes ne apie tai šiandieną šnekam. Aš grįžtu prie pradinės temos. Vienas dalykas, mes nieko dėti už kolonijinę praeitį. Pagrindinių ES valstybių. Jie moka už savo kolonijinę praeitį. Tai vienas dalykas. Jie moka už chaoso kelimą Afrikoje ir artimuose rytuose. Jie kėlė tą chaosą. Kodėl mes turime mokėti už jų klaidas, Ginai, man pasakyti? Rolandai, mes dabar esame klubo nariai. Klubo nariai dalyjasi atsakomybę ir naštą. Pala. Aš suprantu, aš žinau šitą atsakymą. Solidariai. Vadinasi, tai Ginai, jeigu klubo nariai šiandieną šoks į šulinį, turim kartu su jais šokti, ar kaip? Ne, mes turime interesų. Interesas mūsų yra tas, kad rytų kaimynas yra neprognozuojamas. Ir tik tai klubas gali tą neprognozuojamumą sumažinti iki minimumo. Stop. Čia vėl būtų atskira kalba, ar jau taip toks neprognozuojamas yra tas rytų kaimynas. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, jeigu jis jau norės ir susidarys sąlygos kažkokiai agresijai mūsų atžvilgių, tai bus vėl tam tikros jau naujos geopolitinės situacijos išdava, kurioje mes nieko nereikšim. Ir mano supratimu, mes šiandieną elgiamės rytų kaimynų atžvilgių visiškai nelogiškai. Ir mes didinam pavojų tos agresijos mūsų atžvilgių. Aš pasakysiu taip, Gina, jeigu jau šitą palėtė temą. Žiūrėk, mes esam dėl savo geografinės padėties geopolitinio konflikto zonai. Sutinkam? Na, taip. Sutinkam. Geopolitinis konfliktas numato ir karštą fazę šito. Tokia galimybė yra, ar ne? Bet nebūtinai, sutinkat su to? Nebūtinai, bet tokia galimybė yra. Toliau. Jeigu yra konfliktas, yra kova, yra ir nugalėtojas, ar ne? Kas bus tas nugalėtojas? Šiandieną pasakyti aš negalėčiau. Gali visi pralošti, taip pat kaip dabar rytų Ukrainai. Nugalėtojo nėra. Ginai, pala. Vadinasi, kas bus nugalėtojas, mes nežinom. Bet mes kažkodėl jau iš karto užėmėm šitame geopolitinėme konflikte tam tikrą padėtį. Mes užėmėm tam tikros šalies poziciją. Rolandai, jeigu laimės aną pusę, tai mūsų tiesiog neliks. Jeigu laimės toji pusė, į kurią mes dabar integruojamės visomis pajėgomis, tai mes turime galimybę priimti pabėgėlius ir suteikti jiems pastogę. Netgi šitai būtų galima kelti klausimą, o kas iš tikrųjų tada yra didesnė grėsmė? Ar ta labai hipotetiška rytų kaimyno grėsmė? Ar ta grėsmė, kuri ateina va dabar su visiškai naujais reiškiniais? Rytų kaimyno grėsmė per 100 metų, jinai buvo pas mus čia pat, jinai buvo išoriai, visa tai sviruoja. Ta grėsmė, kuri ateina va su tais naujais reiškiniais, jinai yra nebeišsprendžiama. Bet aš jūsų manierą galėčiau pasakyti, ten tai hipotetiška grėsmė, o dėl rytų kaimyną per pastarąjį šimtmetį, kaip jūs sakote, tai nukentėjo tiek žmonių, trečdalis mūsų žmonių vienaip ar kitaip žuvo, prarado sveikatą, turtus ir taip toliau, mažiausiai trečdalis. Tai ką, čia jau yra medicininis faktas, taip kad su tuo diskutuoti, man regis, yra sunku. Bet diskutuoti galima visai kitame kontekste. Kodėl ta agresija 40 metais atsitiko? Kokios buvo ištakos šitos agresijos? Ir anaip tol tai nebus taip vienareikšmiška, kaip šiandien yra pateikiama mūsų žiniasklaidai. Tai jeigu būtų tik tai mūsų reikalai ir to rytų kaimyno, tai dar suprasčiau, betgi jūs suprantat, kad visos 3 Baltijos šalis pakliuvo į vieną gretą. Vadinasi, tai buvo bendresnių procesų išdava. Mes čia labai nutolstam nuo pradinės minties, bet jeigu šnekam apie antro pasaulinio karo išvakarės, tai neužmirškim, kad tas rytų kaimynas keletą metų vedė derybą su anglais ir prancūzais dėl Pabaltijos saugumo Hitlerio Vokietijos atžvilgiu. Tos derybos vyko keletą metų, bet anglai su prancūzais galų gale pasakė ne. Mums yra nesvarbi Pabaltijo valstybių saugumo kažkokie ten reikalai. Ir mes dabar, va šiandieną, praktiškai prieš 3 pasaulinį karą, mes vėl atsiduriam toj pačioj situacijai. Vėl yra geopolitinis konfliktas, mes vėl esam pėstininkai šitam žaidime,
Bet kažkodėl užimam iš karto poziciją vietoj to, kad mes pasišalintume nuo šito konflikto. Jis yra ne mūsų konfliktas, Ginai, ne mūsų Aš šitas dėl to konfliktas. su jumis ir bandau apie tai šnekėti, nes pakankamai daug žmonių Lietuvoje, mano galva, neteisingai galvoja, kad įmanoma nusišalinti. Jūs priėmėt mūsų Europos Sąjungą, priėmėt į NATO, esame Euro klubo nariai ir dabar jau viskas, eikite visi, tvarkykit savo reikalus, nes jūsų kolonijinė praeitis jūs šaukia. Tai čia taip nebūna. Arba tu dalyvauji procesuose, arba... Tu čia visai kitą pusę lenki. Štai aš tau duodu vieną receptą, kaip aš pasielgčiau, būdamas valstybės vadovu šiandien, pavyzdžiui. Aš pasiūlyčiau rytų kaimynui nepuolimo paktą, tarpusavio kažkokių tais ten interesų subalansavimą. Ir aš manau, kad tas rytų kaimynas mielai eitų į šitokį susitarimą šiandien. Koks šio tarpusavio interesų subalansavimas? Mes tik per Briuselį galime balansuoti interesus, aš taip manau. Palauk, Ginai, tai va žiūrėk, jeigu tu dabar viską darai per Briuselį, o Briuselio interesai ne visada sutampa su Lietuvos, tai tu ir statai save į pavojingą padėtį kaip valstybė. Ir šiandieną Lietuvai gresia jau pačio valstybingumo praradimas. Ką aš to noriu pasakyti? Va dėl to, kad šitam geopolitiniam konflikte laimėtojas, kas jo bebūtų, Ginai, spręs mūsų valstybingumo reikalą taip, kaip jis norės. O aš, kaip vienas iš šitos valstybės kūrėjų naujame etape, nenorėčiau, kad susidarytų tokia galimybė, kad kažkas vėl mūsų valstybingumo reikalus spręs. Rolandai, iš karto atkreipiu dėmesį štai į kokį dalyką. Tai, kai jūs kalbate, tai yra hipotetiniai dalykai, o dabar... Ne. O aš dabar atkreipsiu dėmesį į tai, kaip iš tikrųjų vyko va tie tarpusavio susitarimai. Gazpromas susitarinėja atskirai, susitarinėdavo su šalimis ir gaudavo geriausias sąlygas ir nulupdavo 10 kailių iš 9. Kai tik tai prasidėjo aiškinimasis dėl 3 paketo energetinio per Briuselį, kai vieninga energetinė politika pradėjo formuotis, tai tuomet mes ir gavome žymiai geresnę sąlygą. Su tuo tai verta, man regis, skaitytis ir sutikti ir pripažinti. Aš tai ne visai suprantu, apie ką apskritai. Apie tai, kad kada santykiai yra vienas su vienu, turiu galvoje dvi šaliai su rytų kaimynu, tai visada esi prastesnėje situacijoje. Visada. Stabdau. Pirmiausia, dėl dujų kainos. Dujų kaina yra pririšta prie naftos kainos. Ir su Gazpromu, kai buvo susitarta dėl dujų tiekimo Lietuvai, tai buvo sutarta dėl formulės tam tikros. Ir dujos šiandieną Lietuvoje atpigo ne dėl to laivo Independent. Ir ne dėl to, ką tu pats sakai, o dėl to, kad krito naftos kainos pasaulio biržose. Nes dujų kaina yra tiesiogiai priklausoma nuo naftos kainos. Kadangi naftos kaina krito vos ne 3-gubai, atitinkamai krito dujų kaina. O tie, kurie šneka kitaip šiandieną, sako, kad tas laivas turėjo įtaką, tai tiesiog apgaudinėja arba patys nežino. Dabar dar dėl Vokietijos ir Gazpromo. Štai bulgarus, Jungtinės valstijos ir tas pats Briuselis privertė atsisakyti pietų srauto projekto. Taip? Bulgarus privertė. O ką padarė patys vokiečiai? O jie patyliukai susitarė dėl dar 2 vamzdžių tiesimo šalia šiaurės rauto. Ir vokiečiai dabar pasidaro Rusijos dujų skirstytojai visai Europai. Kitaip sakant, jie išdūrė pietų Europą. Tai atskiri negatyvūs faktai. Neįrodo, kad visa... Tai hipotėtiniai dalykai, o tai yra realijos. Kol, sakykime, bulgarai dabar skaičiuoja nuostolius, vokiečiai gauna dar didesnį įtaką skirstant dujas visai Europai. Bet aš dar sykį grįžtu prie šito geopolitinio konflikto. Tai ypatingai svarbus dalykas. Mano akimi žiūrint, susidūrimas, tas geopolitinis konfliktas, jis neišvengiamai plėsis. Iki kokių ribų jisai nueis? Duok Dieve, kad jis nenueitų iki atominio ginklo. Taip? Bet kad bus plečiamos konflikto ribos, man nėra jokių abejonių, nes prieštaravimai, kurie susiklosti, yra neišsprendžiami. Jie yra tokie, kaip abiem pusėm gyvybiškai svarbus. Abiem pusėm. Ir mūsų, mano akim žiūrint, vienintelis šansas Lietuvai neprarast šitame konflikte, tai yra nesivelt, neužimti jokios pozicijos. Ir jeigu mes bijom, kad rytų kaimynas turi mūsų atžvilgių kažkokių planų, pasiūlyk jam sutartį.
Pasiūlykim, kad jis deklaruotų, kad jis neturi jokių pretenzijų. Kad jis artimiausioje ateityje, jeigu mes irgi nevykdysim jam priešiškų veiksmų, jis nesims jokių veiksmų prieš mus. Kuo tai yra blogas planas, Ginai? Manau, kad planas yra prastas, bet apie tai galima būtų pašnekėti gal išsamiau, kitų formatų, tol kad mes čia dabar esame įsitraukę į reglamentą, o pagal reglamentą verslo ekonomikos naujienos. Ačiū labai, Rolandai. Prašau. Rolandas Paulauskas buvo su mumis. Dabar verslas ir ekonomika žavių Birutės Budginaitės.